Lisa Dževel, stebiu tave. Ištrauka. Tai buvo Tomas Fitzwilliamas. Jis nunešė 3 alaus bokalus į patalpą baro gale ir pastatė juos ant stalo priešais 2 barzdotus vyrus su liemenėmis, kurtų savininkus. Mokyklos direktorius pritraukė kėdę prieš juos ir atsisėdo, nerūpestingai ištiesdamas ilgas kojas. Jis nuleido ranką ir brūkštelėjo arčiausiai gulinčiam šunui per galvą. Jaunesnysis iš 2 vyrų kažką pasakė, Tomas atsilijęs atkragino galvą ir nusikvatojo. Suburzgė Džojos telefonas, gulintis kaip tik prieš ją ant stalo, todėl ją priešėjo akis nuo Tomo Fitzwilliamo ir pažvelgė ekraną. Atėjo žinutė nuo Alfio, kada grįši namo. Džoja pradėjo kurti atsakymą, bet nesugalvojo, ką parašyti, todėl telefoną paprasčiausiai išjungė. Kai pakėlė akis, Tomas Fitzwilliamas žiūrėjo jos pusėn. Džoja ėmė daužyti širdis ir užėmė kvapą, kol galiausiai atitoko, kad vyras žiūri ne į ją, o į aludės duris, pro kurias ką tik įėjo dar 2 barzdočiai. Visi 3 vyrai galinėme kambaryje pakilo ant kojų pasisveikinti su atėjusiaisiais, o užsakyta dar alaus, pritraukti daugiau kėdžių, dar sykį paglostyti šunis ir paspaustos rankos. Dona atnešė gėrimų iš baro bei degtinę su toniku Džojai. 2 porciją mirktelėjo į Doną. Tu panašiai žmogų norinti prisiklupti. Džoja įsišiepė ir patvirtino, tu labai pastabi. Išgėrė kokteilį per 3 minutės, per tą laiką barzdotieji Tomo Fitzwilliamo draugai susivertė alų, patraukė į sceną, ėmė filmuoti instrumentus ir varaskinti stygas. Vyrukas su megzta kepuraite apsižiūrėjo taburetę priešais būgnų rinkinį į vieną ir į kitą Katrinę būgnų lazdeles. Tomo Fitzwilliamo draugai buvo muzikantai, jų grupė sprendė iš lipduko ant didžiojo būgno vadinosi Vilkišius. Iš kur pošims, spėliojo Džana, Tomas Fitzwilliamas, valdžios pripažinimą pelnęs direktorius, vidutinio amžiaus tėtis kostiumuočius gali pažinti apžėlusių rokerių grupę Vilkišius. O dieve sudėjusi įkryptelio galvą galinio kambario pusėn. Tik ne vėl. Džoja smalsiai pažvelgė ją. Jau praėjusią savaitę grojo ne muzika, o klaikus triukšmas. Dona pakėlė akis nuo pyragų su vištiena ir suaimanavo. Jėzau, tikrai aš jos prisimenu, žviegė kaip jaunamas katės, kaip skerdžiami asilai sutiko sen. Grandininiai pjūklai, patikslino Dona. Jūs pažįstate, paklausė Džoja, grupę patikslino, o dieve, ne, pasirodo, 2 iš jų yra vidurinės mokyklos mokytojai, geografijos mokytojai, laisvais vakarais vaidinantis roko žvaigždes ir nusijuokė apgailėtina, jei miriau pagalvoji. Džoja nuėjo į tualetą, kaip ir visa aludė, tualetas buvo uždarytas matinė juoda spalva ir atsidavė išsisavirėjusią alumi bei seniais kudrais. Per ploną sieną girdėjo keistą tratėjimą ir retskį surpėjimą vos net gitaros stygą. Džoja pažvelgė į savo atvaizdą veidrodį, atrodė klaikiai, mergina ėmė karštligiškai raustis rankinėje, ieškodama lūpdažių, plaukų šepečio, juodų akių pieštuko. Susitvarkė, pakedeno išsnusėjusius, išbalintus juodekas turištų plaukų galiukus ir vėl įdėmiai su vienu žvelgė. Bus gerai, turės būti gerai.